mes galim iškart padaryti vieną eksperimentą. Gal ne visi esam važiavę traukiniu. Taip, galim pagalvoti, štai iš Vilniaus į Klaipėdą, kažkokia ilgesnė kelionė, pagalvokim apie ilgesnę kelionę, taip? Ir jeigu jūs turit galimybę apsispręsti, kaip jūs norite praleisti kelionę, arba patikslinsiu, kaip jūs jaustumėtės geriau praleidę kelionę. Ir yra 2 variantai, pasirinkite, gerai? Ir jūs pasirinkite. Tai yra, ar jūs ramiai atsisėdat, gaunate vietą prie lango, galite skaityti knygą, klausyti, niekas jūsų netrikdo, nekalbina ir taip toliau, jūs turite patys savo ten tas 2 ar kiek ten valandų. Ir kitas variantas, kad jūs gaunate šalia žmogų, kuris jūs kalbina ir įtraukia į pokalbį. Aš jau žinau variantą.